Labadiena, esu Inga Truskauskaitė iš Alna Business Solutions. Šiandien pristatysiu pagrindinės naujovės finansų dalyje, NAV, NAV 2013. Iš esmės tai yra pagrindinės dvi naujovės, tai yra kaštų apskaita, cost accounting, ir kita naujovė yra pinigų srautų valdymas. Taip, tai kas migruotų iš esamų versijų arba įsigytų naują NAV sistemą, tai kaštų apskaita, cost accounting, jinai yra Extended Pack funkcionalume. Tai esami klientai, jeigu turi nors vieną modulį iš Extended Pack funkcionalumo, automatiškai mano žiniomis gauna ir visą Extended Pack funkcionalumą, tai kaštų apskaitos funkcionalumas įeitų, o pinigų srautų apskaita įeina į Standard Pack funkcionalumą. Gerai, stengsiuos garsiau. Taip, tai kaštų apskaita, kokia yra nauda pagrindinė kaštų apskaitos. Šitą funkcionalumą kitos sistemos jau turėjo seniau. Navisionas šį funkcionalumą kitose šalyse taip pat turėjo ir gana senai. Microsoftas ryžosi ir šį funkcionalumą įdėjo į standartinį funkcionalumą platinamą visam pasauliui. Tai todėl šis funkcionalumas nėra kažkoks tai naujas, o išbandytas ir patikrintas kitose šalyse. Daugumoje tai yra Europos šalių ar Amerikoje. Vėl, kaip žinia, didžioji knyga ir tai, kas susiję su finansais, daugiau skirta buhalterinė apskaitai ir apskaitai atskaitomybei. Ir su ankstesniu funkcionalumu vartotojai tiesiog registruodavo informaciją į didžiąją knygą, stengdamiesi tą informaciją detalizuoti pagal įvairias dimensijas ir tokiu būdu gauti kaštų apskaitą. Dabartiniam naujam versijoje kaštų apskaita yra kaip atskiras modulis ir tai palengvina darbą su finansų valdymu, kadangi didžioji knyga yra neapkraunama įvairiais detaliais įrašais, eliminavimu ir perskaičiavimu, o visą tai galima pasidaryti atskirame modulyje. Na ir vėl, norint pasidaryti tvarkingą ir naudingą kaštų apskaitą, labai svarbu suprasti, kaip įmonė nori kaštus valdyti, kadangi kaštų apskaitoje yra tokios savokos kaip kaštų objektai ir kaštų centrai, tai reikėtų įmonėje gerai suprasti, kaip norėtų tuos kaštus detalizuoti ir perskirstyti. Čia yra pateiktas kaštų apskaitos funkcionalumas ar architektūra, kai turime didžiąją knygą, joje iš esmės yra sukaupiama informacija didžiosios DK sąskaitų pagalba ir įvairių dimensijų pagalba. Tada turime funkcionalumą, kuris leidžia automatiškai tuos įrašus iš didžiosios knygos nusiurbti, jeigu taip galima pasakyti, ir suregistruoti į kaštų apskaitos įrašus, o jau kaštų apskaitos modulyje yra galimybės tuos kaštus perpaskirstyti pagal įvairias metodikas ir algoritmus. Tai tipiškai tiesioginiai kaštai eina į kaštų modulį, į tas pačias atitinkamas didžiosios knygos sąskaitas, o tie kaštai, kuriuos reikia perpaskirstyti, tame modulyje jie yra perskirstomi. Čia daugiau buvo akcentas kalbamas apie kaštų apskaitą, bet visi perskirstimo algoritmai galioja ir pajamų sąskaitoms. Taip, kad jeigu įmonė yra naudinga perpaskirstyti ir pajamas, tai lygiai taip pat tą galima daryti. Čia pateiktas yra bendras algoritmas, kaip viskas veikia. Iš didžiosios DK knygos sąskaitos turi atitikmenis kaštų modulyje, irgi vadinamas kaštų apskaitos sąskaitomis, bet taip pat kaštų modulyje galima apsirašyti ir papildomų kaštų sąskaitų, kurios naudojamos kaip pagalbinės, perskirstant informaciją arba analitikai. Didžiosios knygos įrašai
irgi yra ištraukiami iš didžiosios knygos, jie gali būti ištraukiami detaliu lygiu arba suminiu pavidalu, kadangi kaštų apskaitoje jau nėra būtinybės apskaityti informaciją pirminio įrašo pagalba. Ir pagal informaciją vėl esančią kituose moduliuose, kaštų apskaitoje informaciją galime perpaskirstyti, pavyzdžiui, pagal parduotų prekių kiekius, pagal pirktų prekių kiekius, pagal pirktų prekių sumas ir taip toliau. Čia yra ekranas iš kaštų apskaitos, taip atrodo kaštų apskaitos tipai arba savoka kaip didžiosios knygos sąskaita. Tai iš esmės funkcionalumas lygiai toks pat kaip ir didžiosios knygos sąskaitų plano. Galima apsirašyti tiek detalius kaštų tipus, kas tai atitiks didžiosios knygos sąskaitą, arba suminius. Taip pat yra galimybė nusirodyti DK sąskaitų intervalą arba konkrečią DK sąskaitą ir tada sistema paims informaciją iš didžiosios knygos ir ją padės į konkrečią kaštų apskaitos sąskaitą. Jeigu nereikia turėti tiek detalių didžiosios knygos sąskaitų, tą informaciją galima susitraukti ir kaštų apskaitoje turėti vieną atitikmenį didžiosios knygos sąskaitos, o didžiojo knygoje tai gali būti intervalas didžiosios knygos sąskaitų. Tai kuom skiriasi nuo Account Shadow? Sąskaitų suvestinėje Account Shadow ten yra galimybė analitiką turėti iš didžiosios knygos, o čia yra galimybė perpaskirstyti kaštus. Taip, tada savoka yra išlaidų objektai. Išlaidų tipai, išlaidų objektai. Išlaidų objektai tai galėtų būti savoka kaip produktai, produktų grupės, gal klientai, klientų grupės, priklausomai kokią veiklą klientas vykdo ir kokia analitika jam reikalinga. Šitam modulyje yra galimybė nusistatyti, iš kokių dimensijų informacija bus įmama į kaštų objekto savoką. Nustatant šį modulį, nusistatoma tada, kokia dimensija atitiks kaštų objektus ir kokia dimensija atitiks kaštų centrus. Dažniausiai pasirenkamos yra pagrindinės dimensijos, bet taip pat galima pasirinkti ir taip vadinamasias shortcutinės dimensijas. Kaštų objekto valdymas vėl analogiškas kaip ir didžiosios knygos aprašymo, galima apsirašyti detalų išlaidų objektą arba suminį. Sistema automatiškai, kaip ir sąskaitų plane, rodo informaciją apie datos likutį, gryną pokytį. Yra ekraninės formos, kurios tą informaciją rodo skirtingiems periodams. Taip, tada išlaidų paskirstymas. Šitam ekraniniam vaizde, ką norėjau pavaizduoti, kad sistemoje galima apsirašyti įvairių taisyklių, kaip tuos kaštus vėliau galime perpaskirsti. Tarkim, turime situaciją, susidėliojam kaštų tipus arba naująjį savo kaštų analizėje sąskaitų planą, nusprendėm, kas pas mus bus kaštų objektai, kaštų centrai, cost drivers. Ir šitą modulį apsirašome taisyklės, kaip paskui galim tuos kaštus paskirstyti. Kaštus galima paskirstyti tiesiog nurodant dalyjimą procentaliai. Tarkime, susikaupiam kažkokią tai informaciją kaštų sąskaitoje apie personalo ar darbo užmokestį, ar kažkokias papildomas administracinės išlaidas, ar pastatų priežiūrą. Ir tada įmonė nusprendžia, kad tuos kaštus paskirstys pagal kaštų centrus, pirkimai, pardavimai, gamyba, ir pagal skirtingas produktų grupės. Jeigu analizę kažkur šone turim gamybos modulyje ar kitame, galima tą informaciją tiesiog dalinti procentaliai, arba tą informaciją galime dalinti
priklausomai nuo kitų dedamųjų, tai yra tai vadinamas dinaminis paskirstimas. Ir NAV duoda tokias galimybės paskirstyti kaštus. Tai yra paskirstyti pagal parduotų prekių kiekius, išfiltruojant informaciją pagal konkrečią prekę arba prekių grupės, arba pasirenkat prekių grupę, galimybę paskirstyti pagal pirktas prekes, pagal pirktų prekių kiekius ir taip pat pagal sumas. Taip pat šitą modulį yra galimybė apsirašyti papildomas dedamasias, pavyzdžiui, paskirstyti kaštus pagal darbuotojų skaičių. Vadinasi, sukaupiama informacija nustatymo lentelėje, kiek kiekvienam skyriuje dirba darbuotojų, kiek iš jų yra, tarkim, paprastų darbuotojų, kiek yra užimančių vadovaujančias pozicijas ir galima nusistatyti įvairias procentuotės tą informaciją paskirstimo lentelėje išsaugoti ir tada tiesiog periodiškai pasimti informaciją iš didžiosios knygos ir paleisti paskirstimą. Taip pat yra galimybė sistemoje paskirstyti informaciją naudojantis kaštų biudžetais. Kaip ir didžiojoje knygoje, taip ir kaštų modulyje yra kaštų biudžetai, kur galima prisikurti neribotą skaičių biudžetų ir kaip išnaudojimas gali būti turėti sistemoje keletą variacijų. Kaip apsirašyti optimistinį biudžetą, pesimistinį, realistinį, kitokį, taip ir su kaštais galima varijuoti. Tiesiog išbandyti įvairius paskirstimo metodus, turėti informaciją skirtinguose kaštų biudžetuose, juos tada lyginti ir žiūrėti, kokie sprendimai pasiteisina. Taip, tai čia apie išlaidų sąmatas, kad sistemoje galima apsirašyti neribotą skaičių išlaidų sąmatų ir vėl tipinės ekraninės formos, kurios leidžia tą informaciją matyti nusistačius įvairų periodiškumą padieniui, pamėnesiui ir taip toliau. Taip, kokios analitikos galimybės yra kaštų apskaitoje, galima išnaudoti ekraninės formas. Yra padarytos standartinės ataskaitos, kurios informaciją apie kaštus, perskirstytus kaštus lygina su pajamomis ir duoda informaciją pagal kaštų centrus ir objektus. Informaciją galima eksportuoti į Excelį ir ten turėti jau grafinį galimybę. Arba lygiai taip pat galima išnaudoti sąskaitų suvestinių funkcionalumą ir sąskaitų suvestinėse apsirašyti ataskaitas, kokių nėra standartinė modulė ir informaciją gauti iš kelių knygų, iš didžiosios knygos, kaštų knygos, iš biudžeto ir taip informaciją lyginti. Taip, tai tiek apie kaštų apskaitą. Gal turite klausimų iš kaštų apskaitos? Taip, ten yra, taip, yra, gal atversiu ekraninę formą, gal nelabai vaizdžiai paėmiau. Šičia yra antraštės tik tų paskirstimų metodų. Kiekvienam iš jų viduje yra atskira lentelė, kur galima paskirstyti kaštus ir susivesti informaciją. Tiesiog nusirodant taip vadinamą šabloniuką, kad mes paimsime informaciją iš tam tikros kaštų eilutės, tarkim pastatų priežiūra, ir tada prie kiekvieno kaštų centro, tarkim pirkimai, pardavimai, gamyba ir taip toliau, nusirodom, tada jau ranka įsirašom darbuotojų skaičių ir nusirodom, kad paėmė informaciją iš tos kaštų eilutės, paskirstysim tas sumas arba į tą pačią kaštų sąskaitą, arba į kažkokią kitą pagalbinę. Informaciją galima skirstyti paėmus, kaip bazė paskirstimų yra iš didžiosios knygos, tai vadinasi pajamos ir sąnaudos. Priklausomai nuo apyvartos, jeigu apyvarta pasiekia tokią, tai 10% nuolaida, jeigu 20%, jeigu didesnė apyvarta, tarkim 20% nuolaida, yra tokios funkcijos? Taip, apsiriboti produktų grupės galima.
kiekių filtras. Jeigu tą mėnesį maksimum pardaviau tokį kiekį, tai man tada 10% turėsiu suteikti, jeigu pardaviau didesnį kiekį. Taip, supratau. Yra ta galimybė tokia sudaryti matricą? Nu, bijau, kad reikėtų dar pagalvoti, kaip tą padaryti. Taip tiesiogiai ne. Kadangi galimybė atsifiltruoti pagal produktų grupės ir pasakyti, kad paimam dalį nuo tos sumos ir skirstom procentaliai arba dinaminiai pagal pardavimo kiekius. Tai reikėtų kažkaip kitaip galvoti, kaip tą informaciją gautume. Tai tada pereisiu prie kito funkcionalumo modulio pinigų srautai. Vėl turbūt kiekvieną įmonėje tai yra aktualu. Kokios yra galimybės, kad sistemoje galima apsirašyti neribotą skaičių pinigų srautų prognozių. Galima įrašus įsirašyti, pridėti ranką, ištrinti arba koreguoti. Galima ištrinti pinigų srautų įrašus ir vėl iš naujo suformuoti naujus ir išsisaugoti keletą prognozių. Analitika galima naudojant sąskaitų suvestines, analizės rodinius, eksportuoti informaciją į Excelį ir gauti ekraninės dinaminės formas, o taip pat standartinės ataskaitas išnaudoti. Koks yra pinigų srautų sudarimo procesas? Kad pradžioje yra apsirašoma pinigų srautų prognozės kortelėje, kurioje pasakoma, nuo kokios datos bus imama informacija, kaip ta informacija bus imama, kadangi pinigų srautų prognozė remiasi įrašais iš įvairių Navisiono modulių, tai tiek iš pirkimo, pardavimų, ilgalaikio turto, didžiosios knygos, biudžetų. Tai jei informacija yra imama iš pirkėjų ir tiekėjų skolų, tai kas aktualu pinigų prognozijai, tai yra termino data, kada mums reikia sumokėti tiekėjų arba kada gausim pinigus iš kliento. Tai yra pasirenkamos dvi galimybės. Arba sistema analizuoja šiuos modulius pagal termino datą pirkimo pardavimo modulyje, arba galima apsirašyti kitus terminus pinigų srautų modulyje ir juos pritaikyti sudarant analitiką. Čia pavyzdžiui galėtų būti išnaudojama užsidėjus tam tikrą buferį, nes terminas, kuris yra knygoje, tai yra tą, ką mes atspausdinam sąskaitoje, faktūroje arba kokią gavom iš tiekėjo. Jeigu tipiškai klientai vėluoja sumokėti, tai čia galime įsidėti tam tikrą buferį ir turėti kuo tikslesnę pinigų srautų prognozę. Tai sistema surenka informaciją iš įvairių knygų, sukelia ją į taip vadinamus darbalapius. Juose vartotojas gali tą informaciją dar patikslinti, pakoreguoti, gal kas neaktualu ištrinti ir registruoti pinigų srautų prognozės informaciją į atskirą lentelę, o jau iš čia, naudodamasis įvairiomis analizės priemonėmis, analizuoti informaciją ir priimti sprendimus. Taip, tai čia yra pavaizduotas srautų prognozės ekraninis vaizdas, kur galima nusistatyti, iš kokių kitų Navision modulių galima paimti informaciją. Tai tiek iš gautinų sumų, mokėtinų sumų, likvidžios lėšos, tai čia banko apskaita, pinigų srautų neautomatinės išlaidos, tai ką ranka susivedam šitam darbalapyje. Pardavimo pirkimo užsakymai, tai vadinasi pinigų srautų prognozę galima įtraukti informaciją iš dar neregistruotos informacijos, tai yra planuojam nupirkti, planuojame parduoti, tie užsakymai kažkada taps registruoti, bet tą informaciją galime panaudoti pinigų srautų prognozių sudarimui. Taip pat informaciją galime paimti iš ilgalaikio turto biudžeto įrašų. Tai yra, ar planuojamas kažkokios tai investicijos, ar planuojami ilgalaikio turto pardavimai. Vėl tą informaciją gali sistema surinkti ir padėti atskirą knygą.
aptarnavimo užsakymai ir didžiosios knygos biudžetai. Iš didžiosios knygos biudžetų, tarkime, gali būti išnaudojama, kaip pavyzdžiui, kažkokie mokesčiai periodiškai mokami, tai galima susibiudžetuoti ir įsitraukti pinigų srautų prognozes. Taip. Tai kaip ir kaštų modulyje yra savas, galima sakyti, pinigų srautų sąskaitų planas, kaip analizuojama bus pinigų srautų prognozė, informacija po registravimo per darbalapį patenka į istorinius įrašus ir tada atsivertę vieną iš pinigų srautų prognozės kortelių, mes tada sistemoje iškart galime matyti suregistruotą informaciją, priimti sprendimus tiesiog pasivaikščioję per pinigų srautų prognozės lenteles. O taip pat pagal nustatymus, čia iš ekraninės formos, kad yra specialios funkcijos, kur tiesiog supaukščiuojam, kokią informaciją imsime iš sistemos ir automatiškai tą informaciją suregistruoja. Kita galimybė tai turėti pinigų srautų prognozės analizę ekrane, tai yra pagrindiniame ekrane darbuotojo rolių centro galima užsiduoti pinigų srautų analitinius rodinius. Čia pats vartotojas gali susikonfigūruoti, kaip rodyti pinigų srautų prognozes. Šiuo atveju yra nustatyta, kad tai yra laiko trukmė yra ketvirčiais ir skirtingomis spalvomis yra parodyta pinigų srautai, tai yra įplaukas arba išlaidos pagal jų pobūdį. Ar tai yra iš gautinų sumų, ar tai yra išmokėtinų sumų, ar ilgalaikis turtas, tai pagal pobūdį galima spręsti, kas čia. Tarkim, į minusą daugiau čia kažkokių yra mokėtinų sumų galbūt. Taip, tada sistemoje yra pinigų srautų analitika, kur galima informaciją matyti ekraniniai formoj. Tos pačios bendros sumos iš įvairių modulių, kaip gautinos mokėtinos sumos ir taip toliau, jos tiesiog yra detalizuojamos nustatytų periodiškumų, ketvirčiais padieniui. Ir tarkim, kažkokiam stulpelį matom minusai arba bendrai yra suma iš viso. Tarkim, gruodžio mėnesį planuojama neigiama pinigų srautų prognozė ir iškart galima pasižiūrėti, kas ją tempia žemyn. Tai yra pagal pirkimo užsakymus planuojami dideli pirkimai ir pagal termino datas, kokie suplanuoti pirkimo užsakymuose, mums reikėtų sumokėti gruodžio mėnesį gana didelės sumas. Vadinasi, jau iš karto galima daryti kažkokius sprendimus, nutempti pirkimus tolyn ar atsisakyti jų. Tai tiek norėjau papasakoti. Gal turite klausimų iš šių modulių, kadangi čia yra gana konkretus. Galima daryti ir iš didžiosios knygos šalia įrašų. Taip. Kitas būdas daryti pagal šitam sudarytą biudžetą. Taip. O dabar, pavyzdžiui, dažniausiai tai naudojamas miksas, 4 savaitėm daroma iš būtinų DK įrašų, bet, pavyzdžiui, 2 mėnesiai tiek ir dažniausiai sąskaitų nėra. Yra galimybė suduoti tą parametrizavimą, 2 savaitės imtų iš esamų sąskaitų. Tai tokiu atveju yra siūlymas apsirašyti skirtingas biudžeto prognozės korteles. Man reikia vienam matyti lape, turiu matyti iki metų pabaigos, kas apimtų ir 4 savaičių prognozę ir 2 mėnesių. Tai tada vadybininko arba darbuotojui dirbančiam su pinigų srautų prognoze, juk į tuos darbalapius informaciją pats vartotojas nusistato, iš kur imti. Vadinasi, nusistatomas. Interna neapsibrėžia, kad Paimant galima laikotarpį apsibrėžti. kad apsibrėžia, kad, pavyzdžiui, pirmą mėnesį imti iš DK, o Taip. paskui kitus mėnesius imti iš prognozės. Tai atsiversiu. Jūs kad galime imti arba tą, o galima pagal laikotarpį. Čia, bet nežinau, kiek ten yra, nes pinigų srautų prognozėje yra nusistatoma data pati čia ir miksuoti taip jau reikėtų pagalvoti, man atrodo, nėra, nes jau iš karto čia yra apsibrėžiama, nuo kada iki kada informacija bus įmama.
Chroniškas pirkėjas arba tiekėjas. Taip, tai, kaip sakiau, yra dvi datos. Viena tai yra standartinė mokėjimo termino data, kuri yra standartiniuose finansuose ir tai nueina į pirkėjų tiekėjų skolas. Kitas laukas irgi yra apsirašomas ant pirkėjo tiekėjo kortelės. Papildomas laukas vadinamas taikytinas pinigų srautų prognozė ir jisai gali būti kitoks nei standartinis mokėjimo terminas ir jisai naudojamas tik tai iš pirkėjo tiekėjo kortelės. Tai yra sistema jau pasiima skolos įrašą, registravimo datą, pritaiko terminą pinigų srautų prognozę ir išskaičiuoja naują terminą, kurį siūlys į šitą analitiką.